Mano vargšas pilvukas, kaip noriu valgyti. Kas nutiko? Iš kur tas garsas? Jau bėgu, mažutė. Išgelbėkime mano anūkę. Ten skanios purgos. Panašu, kad Margo reikia mano pagalbos. Palauk. Girdi, verksmas sklinda iš Margo kambario. Jau skubu į pagalbą. Močiutė šalia. Kas nutiko, mažutė? Aš labai alkana. Įdomu, kiek ilgai galiu suktis nesustojant. Ei, susiimk. Okay. Noriu paties skaniausio torto. Jėga, padarysiu patį kiečiausią. Bet ką? Vienas juokas, aš profesionalas. Koks tortas be skanaus kremo. Atsargiai dedam dar vieną biskvitą, dar vieną sluoksnį kremo ir dar vieną biskvitą ir dar. Pažiūrim. Padarysiu kažką įdomaus. Puiku. Širdies formos tortas mano mylimai Margo. Šiek tiek papuošiu. Paimkim KitKat ir šiek tiek kremo. Išėjo visai neblogai. Tobula. O ant viršaus uždėsiu šokoladukų. Margo patiks. Dabar parodysiu, kaip turi atrodyti tortas. Pjaunam per pusę. Dedam vieną pusę ant kitos. Išpjaunam vidurį. O tada apverčiam. Dabar naudosiu spalvotą kremą. Taip, tortas dar labiau primins vaivorykštę. Šiek tiek palyginsiu kremą ir tada padarysiu gražius purius debesis. Tobula. Pridėsiu mielas akytės ir burnytę. Štai kaip atrodo tikras šedevras. Neturi jokių šansų. Nebūtina, kad tortas būtų gražus. Svarbiausia, kad skanus. Tobula. Šitas kalnas net nepanašus į tortą. Aš dar nebaigiau. Dabar mano tortas irgi taps ryškus. Ištirpinam spalvotą šokoladą. Aha. Tada užberkim blizgučių. Ir dar truputį, nes mergaitės mėgsta blizgučius. Oho, kaip kietai. Tobula. Mano tortas tikrai laimės. Oho, nebloga idėja, bet mano tortas vis tiek geresnis. Oho, koks gražus ryškus tortas. Gal pradėsiu nuo jo. Awesome! Kaip skanu. Toliau paragausiu močiutės torto. Mano mėgstamiausi saldainiai ir šokoladas. Tobula. Kas čia per keistas tortas? Paragausim. Neskanu. No. Taigi, laimės šefo tortas. Sakiau, kad laimėsiu. Andy, pasitaisyk kepurę. Pažiūrėsim, kas padarys geriausią karštą šokoladą su zefiriukais. Tobula. Okay. Vienas juokas. Aš padarysiu. Na, ko sėdim? Reikia pradėti gaminti. Mano skanaus karšto šokolado paslaptis – įdedu mėgstamiausio Margo šokolado. Gerai išmaišysiu. Įdėsiu Hershey's. Neįtikėtina. Dar kartą išmaišom. Ir supilsiu į puodelį, kurį man padovanojo Margo. Žiūrėkit, koks grožis su mano portretu. Didelis čia daiktas puodelis. Nieko tu nesupranti. Dabar paragausiu, kaip pavyko. Skanu. Gerai, kaip nori. Tikrą karštą šokoladą reikia gerti iš tokių stiklinių, o ne iš puodelių. Dabar įpilsiu karšto šokolado. Gerai, reikia išplakti grietinėlę, padaryti gražią purę kepurę ir papuošti zefiriukais. Štai kaip turi atrodyti karštas šokoladas. Neliesk rankomis. Ką man daryti? Purškiama grietinėlė. Jos man prireiks. Kaip skanu. Reikia padaryti didesnę kepurę ir daugiau zefiriukų. Tobula. Ir dar įdėti saldainių. Gal šiek tiek Oreo. Ir šokoladinio padažo. Sausainių lazdelių. Šito tikrai dar niekas nedarė. Na, pirmiausia paragausiu šio dalyvio karšto šokolado.
Kiek daug zefiriukų, kaip skanu. Neįmanoma sustoti. O šitą puodelį padovanojau močiutei. Nors jos karštas šokoladas toks šiaip sau. Man reikia šiaudelio šitai stikliniai. Skanu. Reikia truputį pagalvoti. Ir laimi Endis. Valio! Aš tikras meistras. Oi, net juokas ima. Šį kartą noriu traškučių. Kaip juos pagaminti? Moku tik juos valgyti. O, šį kartą be tavo profesionalių triukų. Aš tave stebėsiu. Ką man daryti? Viskas paprasta. Žiūrėk, imam bulves, nulupam jas štai taip. Tada supjaustom štai taip. Įjungiam viryklę, įpilam aliejaus ir sudedam bulves. Na, maždaug tiek. Supratau. Na, laikykis bulvę. Ha! Dabar įpilkim daugiau aliejaus. Nėra kada laukti. Iš karto jungiu viryklę ant maksimumo. Dangtis pravers apsaugai. Metam bulves, saugokitės. Ups. Panašu, kad tai buvo bloga mintis. Atsargiai, Andy. O, manau, išėjo tobulai. Paprasti traškučiai. O mano traškučiai bus tikrai puikus. Paimkim tortilijas. Atsargiai supjaustom. Dabar paimsiu šiek tiek aliejaus. Vis tiek nesugebėsi pakartoti to, ką daro profesionalas. Įkaitinam aliejų ir kepam supjaustytas tortilijas, kol gražiai apskrus. O dabar kokiegi načios be sūrio. Įdėsiu načios į lėkštę ir tada išlydysiu sūrį. Jau dabar atrodo taip gerai. Užpilsim padažo ant mūsų načios, papuošiam laimo griežinėliais ir baigta. Tai puikus patiekalas. Aš taip anksti nesidžiaugčiau. O, visai apie juos pamiršau. Uf, reikia juos sudėti į lėkštę. Tikiuosi, Margo patiks. Nemanau. Ką daryti? Užberkim sūrio miltelių. Tai viską pataisys. Nice. Jo, neatrodo, kad padėtų. Gerai. Tikėkimės, kad Margo patiks. Mano traškučiai paruošti. Truputis druskos ir bus super. Puiku. Oho, o kas čia per angliukai? Gerai, paragausiu gabalėlį. Oi, koks košmaras. Neįmanoma valgyti. O šitie atrodo skaniai. Kaip skanu. Pala, ar čia tikrai traškučiai? Atsikasiu. Ne, kažkaip keista. Taigi, laimi močiutės traškučiai. Sakiau tau, pats girdėjai. O, kečupas pravers. Noriu spagečių. Gerai, jokių problemų. Žinoma, brangioji. Kad dar žinočiau, kaip juos gaminti. Na, ką man su tuo daryti? Gerai, dedam į puodą. Pala, kodėl jie netelpa? Kaip juos virti? Nagi, lyskit. O, pala. Kvaili spagečiai, tuoj aš jums parodysiu. Nagi, lyskit. Ką tu darai? Pirmiausia, reikia įjungti viryklę. Matai? O tada dėti spagečius į vandenį. Alright. Matai? Tai paprasta. Jie patys panyra. Taip, tu tikrai neturi šansų. Tikri makaronai ruošiami kitaip. Imam miltus. Supilam kaupu. Padarom duobutę centre. Tada imam kiaušinius. Atsargiai įmušam ir minkom tešlą. Truputis juodų dažų ir jau gausim neįprastus makaronus. Reikia kuriam laikui uždengti tešlą. Rasiu tam laiko. Pažiūrim. Okay. What? O, kokia netvarka. Hebra, dabar jau galima drąsiai išimti tešlą. Dabar ją iškočiosim. Štai taip. O dabar supjaustysim.
Išeina kaip tikri itališki makaronai. Dabar juos išvirsim. Atsargiai dedam į lėkštę. Galbūt aštuonkojis puikiai tiks prie šių makaronų. Iškepkim jį. Uždedam ant makaronų ir baigta. Awesome! Ką tu darai? Kam tiek kečupo? Kečupo per daug nebūna. O, pala, kas ten? Andy, ką tu darai? Spagečiai nenori išlysti. Ką? Ai, nesvarbu. Dabar aš jūs ištrauksiu. Panašu, kad tai man nebepadės. Oh no! Manau, spagečiai neturėtų taip atrodyti. Kodėl juos taip sunku išvirti? Pala. O jeigu juos pakeiščiau greitai paruošiamais makaronais, su jais tikrai susitvarkysiu. Viskas. Gerai, užpilam, uždengiam ir šiek tiek palaukiam. Greitai paruošiami makaronai, o koks košmaras. Makaronai paruošti. Super. Aštuonkojis, rimtai? Atrodo šlikščiai. Kaip jį valgyti? Jis guminis. Negaliu net atsikąsti. Šlikštu. Spagečiai su kečupu atrodo skaniai. Paragaukim. Kaip skanu. Pala, makaronai dėžutėje? Įdomu. Atrodo neblogai, bet labai aštru. Man dega burna. Juokinga, atrodau kaip drakonas. Taigi, Endis laimi. O, aš laimėjau. Yeah! Tai tiek šios dienos Barada iššūkyje. Kaip jums patiko, draugai? Pasimatysime kituose vaizdo įrašuose. Iki!